Labutis. Nepatikėsit, žinokit, kai man reikia šnekėti 2 valandas, būna žiauriai paprasta. Kai reikia šnekėti 15 minučių, turiu pasirašyti, kad nepamirščiau, ką noriu jums pasakyti. Tai visų pirma, labutis dar kartą. Norit prisipažinsiu, kad iš tikrųjų man vos širdis neišlipo čia. Tikrai, nuoširdžiai. Nes pirmiausia, tai noriu padėkoti jums už tai, kad skyrėt pasimatymą ne tik man, bet ir visiems žmonėms, kurie šiandien stovės šioje scenoje. Tai nuoširdžiausi aplodismentai jiems visiems. Ir aš atėjau jums papasakoti iš tikrųjų labai trumpai savo istoriją ir galbūt pasidalinti savo patirtim, kuri jūs galės kažkur tai įkvėpti. Tai mes labai retai susimastom iš tikrųjų, kiek daug mes visi galim, kol nepabandom. Tai neišimtis ir aš. Jeigu man kažkada prieš keliarius metus būtų pasakę, kad aš tapsiu mados kūrėja, kad turėsiu savo prekinį ženklą, kad turėsiu įmonę, kad valdysiu savo verslą, aš būčiau padarius taip. Nes tai visiškai nesusijęs su mano mokslais, kuriuos aš baigiau. Aš esu lietuvių kalbos mokytoja. Įsivaizduojat? Tai va, tai aš būčiau tikrai pasakiusi, kad jūs esate kvaili ir nieko neišmanot ir nieko nesuprantat. Bet atsitiko taip, kad aš vieną dieną išdrįsau išlipti visiškai iš savo komforto zonos. Ar jums atsitiko kada nors gyvenime taip, kai turėjote išlipti iš komforto zonos? Bet dar taip, ne, procentų tik tai. Tai žinokit, man vieną dieną atsitiko taip, kad aš visų 100% išlipau iš savo komforto zonos. Dirbau vienoj įmonėj, administratorė ir personalo vadovė, turėjau iš tikrųjų labai gerą darbą, daug žmonių, krinta kelnis. Daug žmonių turėjau ir visai netyčia atradau siuvimą. Iš tikrųjų susidomėjau drabužių siuvimu. Ir niekada gyvenime negalėjau pagalvoti, kad aš turėčiau pakankamai kantrybės susiūti drabužį, man nepavykus jį vėl išardyti ir dar kartą susiūti ir tai pakartoti galbūt net keletą kartų, jeigu reikia. Žinot dėl ko? Nes aš labai save linčiuoju. Aš ne visada save myliu ir galbūt per mažai tikiu savimi. Tai va tuo metu buvo man taip, kad tai buvo mano pomėgis, bet iš tikrųjų turėjau dar kitą darbą. Ir atsitiko taip, kad tas pomėgis, ta mano aistra kiekvieną dieną vis didėjo ir, kaip sakau, įleido šaknis į pačią mane, ko aš niekada gyvenime nesitikėjau, nes aš neturiu kantrybės. Jūs turite daug kantrybės? Aš irgi, žinokit, bet patikėkit, jūs net neįsivaizduojat, kiek jūs jos turit, nes aš lygiai taip pat. Ir gavosi taip, kad įkūriau savo prekinį ženklą, kuris vadinasi Nunu. Galbūt kažkas apie jį girdėjo? Jo. Apirkot? Juokauju iš tikrųjų. Tai mano vyras, iš tikrųjų Jonai, galit paploti Jonai, nes jeigu ne jis, tai nebūtų Nunu. Mano vyras buvo tas žmogus, kuris pats pirmas patikėjo manim. Nes aš pasisiuvusi pirmus drabužius, kuriuos norėjau pristatyti žmonėm, grįžau namo ir pasakiau, jie visi blogi, jie visi negeri ir aš jų nefotkinsiu, ir aš jų neleisiu. Ir apskritai, dirbu savo administratorę ir dirbu, ir nenoriu daugiau. Ir Jonas sako, tu pabandyk. Jeigu neišeis, tai neišeis. Tai ką aš noriu pasakyti, kad visada turėkite šalia savęs tokį žmogų, kuris patikės jumis labiau, negu jūs patys galit patikėti savim. Ir taip gavosi, kad tas mano Nunu labai greitai įsivažiavo. Iš tikrųjų, buvo toks momentas, kai reikėtų netgi pabaksnuoti į nugarą ir pasakyti, alio, Sime, tu nemiegi. Ir nusprendžiau, kad dirbdama 2 darbus, aš nesu pakankamai gerai nei viename iš jų. Ir todėl nusprendžiau pasirinkti tą darbą, kuris man yra mielesnis širdžiai. Labai sunku iš tikrųjų priimti gyvenime tokius pasirinkimus ir tokius iššūkius, kur tu nežinai, kaip seksis. Tu nežinai, ar tau išeis, ar tau neišeis. Bet esminis dalykas, kad aš suvokiau tada, kad jeigu aš nepabandysiu dabar, tai aš nepabandysiu niekada. Ir jeigu aš neišdrįsiu išlipti iš tos savo komforto zonos, tai vadinasi, aš ten visada ir liksiu. Ir žinot, prisiminiau vieną tokią labai gerą knygą. Gal esat kas nors skaitę, kas pavogė mano sūrį? Ne? O, labai gera knyga. 20 kelių puslapių, labai paprasta, apie 2 mažus peliukus. Ir aš tada tapau tuo mažu peliuku, kuris pradėjo norėti daugiau negu turi. Ir aš nusprendžiau, kad man reikia keliauti toliau ir surasti kažką naujo. Dabar gyvenime suprantu, kad ta sėkmė ir yra iš tikrųjų tame, kad tu visada turi norėti daugiau negu tu turi. Tai jūs turit savo tikslus? Visada turėkit jų milijoną į priekį. Ir visai nesvarbu, ar tai bus nauja knyga,
ar tai bus naujas pirkinys, ar tai bus tiesiog nuvažiavimas aplankyti savo tėvų. Visada jų turėkit. Ir aš visada mėgstu sakyti, kad, gal kitaip pasakysiu. Jūs galvojat, mes suklystam ar ne? Ar viskas kaip sviestų patepta? Dar ir kaip mes suklystam. Ir iš tikrųjų aš suprantu, kad mūsų blogi kažkokie poelgiai, pasirinkimai yra net ne klaidos, o pamokos, kurias iš tikrųjų reikia išmokti. Tai jeigu jums kažkada gyvenime pasitaikys proga dirbti bet kuo, asistentų, pardavėjų, bet kuo, netgi šlavėjų, iš tikrųjų visada priimkite tą darbą ir, kaip aš sakau, valgykite jį. Nes tas žinių bagažas, kurį jūs susikrausit tais metais, gali virsti apčiuopiamų milijonų. Taip atsitiko iš tikrųjų ir man. Nes aš telefonu pardavinėjau dulkių siurblius. Kam nors skambina yra? Gal aš kažkada skambinau. Pardavinėjau telefonu dulkių siurblius. Dirbau asistentę, dirbau personalo vadovę, dirbau drabužių parduotuvėje, lankščiau drabužius ir visą tai, ką aš ten gavau, visą žinių bagažą pasiėmiau ir panaudojau savo prekinio ženklo valdyme iš tikrųjų. Išmokau daug pamokų ir viena iš jų buvo tokia įdomi, sakyčiau, kai dirbau direktoriaus asmeninė asistentė. Ir tarp kitko, jeigu reikės kažkada jums dirbti asistentais, tai būtinai dirbkite dėl to, kad jūs apriepsit milžinišką sritį. Ta prasme, jūs paimsit nuo A iki Z viską ir viską būsite pačiupinėję. Ir mano direktorius man davė užduotį, kad reikia paruošti reklaminį pasiūlymą mūsų potencialiam klientui, kitaip sakant, nupiešti banerius. Pradėkim nuo to, kad aš šiaip piešti nemoku, o jau kalbant apie tai, kai reikia piešti kompiuteriu, tai yra misija neįmanoma. Ir niekada nebūkite tai žmonėmis, kurie skaičiuoja savo darbo laiką. Aš suprantu, kai nepatinka darbas, tada net 5 minutės eina kaip amžinybė. Bet kai jūs atrasite darbą, kuris jums yra malonus ir kurį jūs mylėsit, jūs neskaičiuosit visiškai darbo valandų. Ir tuo metu mano web dizaineris pasakė, kad sorry, Simutė, 6 mano darbas baigėsi, o man iš šito reikia pristatyti prezentaciją. Tai ką jūs galvojat, aš padariau? Nupiešiau, aišku, kad nupiešiau, bet neįsivaizduojat kaip. Nes iš ryto mano direktorius atėjęs pasakė, aišku, jis kvatojo balsu ir pasakė, Simona, tu esi šaunuolė, kad tu nepasakei, kad negali, nemoku ir taip toliau, bet nepyk, aš klientui negaliu to rodyti. Ir tai buvo mano tokia pamoka paskatinanti, kur aš supratau, kad pas mane gyvenime atsirado tokie žodžiai. Nemoku, neegzistavo tokie žodžiai. Nemoku, negaliu, neišeina. Tai jūs visada turėkite omenyje, kai susidurėte su sunkumais, kad negali būti tokių žodžių, kad jūs nemokat, nežinot ir negalit. Tai iš kiekvienos situacijos iš tikrųjų yra išeitis. Ir aš kaip visada sakau žmonėms, su kuriais sustinku, kurie pakviečia mane į pasimatymą, Jonai, nepyk, dažnai į pasimatymus, tai visada sakau, išmokit pamilt save, išmokit atrast save, nebijokit būti visiškai kitokiais žmonėm, nebijokit išbandyti savęs visiškai kitose srityse, kuriuose jūs net neįsivaizduojat, kad jūs galėtumėt save realizuoti. Jeigu jūs galvojat, kad neturit kantrybės, prisiminkit mane, aš visiškai jos neturiu. Išmokit valdyti save. Ir tai ateis tikriausiai tik tai su metais. Jeigu jūs galvojat, kad jūs kažko nesugebat, patikėkit, jūs labai labai klystat. Ir aš sakau, siekit savo tikslų, visada užsibrėždami ir visada kopdami į priekį. Bet svarbiausias dalykas, niekada nepameskit žmogiškumo. Nes visa tai, ką jūs duosit žmonėm, viskas jums grįš atgal. Aš visada tikiu tuo, kad yra kažkas aukščiau, kas padeda man ranką ant peties, nes aš iš tikrųjų esu sėkmingas ir laimingas žmogus, visų pirma, nes esu sveikas, o visą kitą mes susikaupsim. Ir aš labai mėgstu dar pasakyti, kad visi savo širdyse ir savo viduje mes turim arba akmenis, arba gėles. Ir tik tai nuo mūsų priklauso, kaip mes užmėtysim kitą žmogų. Arba akmenim, arba gėlėm. Ir aš tikiu, kad jaunuose žmonėse yra gėlių sodai. Tai būkite tai žmonėmis, kurie dalina aplinkui tik gėles. Ir jūs net neįsivaizduojat, kaip viskas grįš atgal. Dalinkit, mylėkit ir svarbiausia tikėkit, kad jūs galite daug daugiau negu įsivaizduojat. Ačiū labai.